Em, Mano draugė paprašė, kad aš jai padaryčiau numerologinį skaičiavimą, būtent va šita tema, kurią aš ir esu paskelbusi, tai yra savirealizacija ir pinigų srautas. Į čia aš sugalvojau dylą. Sakau, gerai, bet aš viską nufilmuosiu ir prašau tada komunikacijos atgalinio ryšio, kaip visa tai veikia. Ir štai čia ir dabar, ką jūs išgirsite, tai būtent tą skaičiavimą, kaip tai vyksta, apie ką tai ir jums kaip ant delno, mano draugė. Pasižiūrėti savirealizaciją ir pinigų srautą mes turime aptarti tris pagrindinės sferas. Iš viso jų yra 5. Tai yra asmenybė, yra užduotis giminės kanale ir dvasingumas mano, per ką aš einu, kaip aš reiškiuosi ir kokios mano užduotis. Ir pinigų srautas. Tos 3 yra pagrindinės ir dar prie jų prisideda santykiai ir sveikata. Taip kad be galo svarbu yra palaipsniui žinoti savo programas ir aktyvinti jas. Ir kai aš pradėjau domėtis, aš ir pati labai daug ko nežinodavau. Ir pradėjau naudoti tai savo gyvenime. Veiksmai, kaip naudoti, yra be galo paprasti. Tas, kas įžiūrės iki galo, bent jau 3 pagrindinės užduotis, kurias aš pateiksiu Redai, kaip jas pradirbti, sužinosit ir jūs. Kabliukas užmestas. Na ką, pradėkim. Taip, mes einame štai čia. Reda yra gimusi gegužės 3 dieną. Tai reiškiasi, kad mes žiūrėsim pagrindinę programą tavo 3 dienos. Kokiegi yra trejetukai? O jie yra be galo ryškus, be galo kūrybingi, emocingi, labai šilti ir pozityvus. Visada šalia jų bus draugų, visada bus triukšminga kompanija, tokie nepasėdus vietoje žmonės. Iš viso be galo judrios ir ryškios asmenybės. Jie labai mėgsta, moka suburti, suorganizuoti draugų ratus ir super, super kūrybingi. Pas juos viskas yra ir kūrybinės mintys, ir kūrybinės idėjos, visa tai yra apie juos. Ir jie jeigu renkantis ar ne savo veiklą kažkokią, turėtų atkreipti dėmesį į tą savo kūrybiškumą. Dėl to, kad tai yra pagrindinė užduotis gyvenimo. Tai reiškia, tas kūrybiškumas, kokį aš darbą bedaryčiau, jis turi veikti. Ir už tai jiems labai dėkinga yra ir dizaineriai, ir dailininkai, ir tinklaraštininkai, ir vizažistai, viskas, kas susijęs su kūryba, su grožiu. Todėl, kad 3 arkanas dar yra ir moteriškas arkanas, be galo moteriškas arkanas. Taip, jie be galo turi gerą fantaziją ir stiliaus pojūtį. Ir kai jie tai naudoja savo gyvenime, joms durys yra atviros. Svarbiausia tikėti savimi ir naudoti tai, ką aš geriausia galiu. Tada atidaro šios programos patį energinį potencialą ir resursą. Kas be ko, jie taip pat yra labai geri vadovai. Moteris, taip, mano draugė purto galvą, taip, tai va čia iš tos sferos, kada man atrodo tas programa, ne tokia, aš jau ten kur nors antram plane. Ne, jie yra geri vadovai. Šiuo atveju pačios moteris, jos jaučiasi kaip karalienės. Jos jaučiasi vertos. Tai vat ta jėga ir ta stiprybė, tai ir yra, kada aš galiu dalintis tuo, kuo aš esu verta, savivertė, priėmimas pasaulio dovanų kažkokių, tai pas juos tai yra išreikšta. Vėlgi, trejetas labai dažnai perteka į ketvirtą. Kodėl? Nes trejetas yra be galo emocingas savo skalėje. Į viršų, į apačią. O ketvirtas, jisai yra jėga, valia, atsakomybė, tokia vyriška energija. Tai reiškia, trejetas nesuvaldė savo energijų, jis perteka į ketvirtą, jis tampa kontroliuojantis, tampa spaudžiantis gyvenimą, žmonės ir taip toliau, ir taip toliau. Vėlgi, trejetukams esant pliuso pusėje, be galo svarbu yra šeima ir vaikai. Jie tiesiog negali be to gyventi. Šiaip iš prigimties jie be galo yra šeimyniški, tokie namisėdus, mylintys, kuriantis savo šeimos židinį, besirūpinantis jais. Tačiau yra labai didelis pavojus nueiti į tai, paskęsti ir pamiršti save. Trejetams to daryti negalima. Dvejetukas irgi yra iš tų, kuris labai lengvai pasiduoda kito įtakai.
bet tenai yra kiti niuansai. O šiuo atveju trejetas turi tokias dvi kraštutinės puses. Pirmoji kraštutinė, vat, minusinis dalykas yra puikybė, valdžios troškimas, kitų užgniaužimas, savo statuso naudojimas, gali pasireikšti egoizmas. Arba tas pojūtis, kad, nu, aš geresnis už kitus. Bet ne iš tos širdies pusės, o iš tos ego pusės. Bet tai vyksta tada, kada žmogus savęs nerealizuoja, kada jam kažko trūksta ir jisai pradeda demonstruoti tą valdžią, kur dažniausiai namuose. Ir tokie žmonės, jie patys nesąmoningai apsupa save silpnesniais, menkesniais žmonėmis, nu, kad pasijaustų pranašesni, bet kaip sykis dažniausiai tai vyksta pasąmoningai. Sąmoningai žmonės šito tikrai nedaro. Tai vat šiuo atveju net nesusivokęs jis gali sumenkinti aplinkinius, pavyzdžiui, kokiu nors žodžiais, veiksmais, gali ryškiai keiksmažodį pavartoti, kad būtų išraiška geresnė vidinė. Nebūtinai. Ir vėlgi labai būdingas tas perdėta kontrolė, tas perdėtas kontrolės siekis, kažkokia tai psichozė, nevaldomas emocijų perteklius, kaip sakiau. Ir kas tada vyksta? Tada jie panyra į savo veiklą, imkim ar ne, realizaciją, praranda pusiausvyrą, santykius su aplinkiniais, su šeima, jau nekalbu su tai, kad jie praranda santykius su savimi. Antroji kraštutinė pusė yra trejetuko priklausomybė nuo santykių. Tada, kada moteris prisitaiko prie vyro, prisitaiko prie vaikų, namų, pradeda jiems tarnauti, paneria į buitį ir visiškai apleidžia savo savirealizaciją. Tai va būtent šita programa, šitas arkanas, trejetukai, negalima jiems to sau leisti. Jokių būdų. Jiems būtina yra išlaikyti pusiausvyrą. Trejetas reiškia būti moterimi. Moterimi realizuota savo gyvenimą, savo savirealizacijoj, taip pat realizuota kaip motina, kaip žmona, šeimyniška ir abidvi tos rolės turėtų išlaikyti pusiausvyrą. Maža to, aš biškį užbėgu už akių, pas pačią yra minuse 14 arkanas, o tai yra saikingumas. Saikingumas visame kame. Vat čia jisai sustiprina, reiškiasi minuse todėl, kad reiškia, kad praeitame įsikūnijime nebuvo saikingumo. Arba aš panerdavau, imkim, į šeimą, arba aš panerdavau į veiklą kažkokią tai. Kokias rekomendacijas galima duoti, imkim, ar ne? Pirmiausia, moterims užsiimti kūrybą. Būtinai. Rinktis darbą susijusiu su veikla tarp moterų, su moterimis, su vaikais labai, labai dėkingas dalykas yra. Ir vėlgi moteriams svarbu pasirinkti vietą, kurioje jos galėtų augti būtent moteriškame kolektyve, skleistis kūrybiškai būtent moteriškame kolektyve. Jai tai yra be galo svarbu. Kaip keista, aš visą laiką vyriškose kolektyvuose. Mhm. Programa eina per minusą, todėl kad trejetas perteka į ketvirtą ir tada pasireiškia vidinė jėga. O aš tą vidinę jėgą galiu atiduoti ten, kur yra daugiau vyrų. Viskas. Aš nueinu nuo savo moteriškumo, nuo savo motiniškumo ir taip toliau. Šiuo atveju, kada aš paneriu, imkim vėlgi į tą savo šeimą kažkokią tai aš tampu mama visiems. Nes aš nesu savirealizavusi savęs. Tai aš tada per mamiškumą ir vyrą auklėju kaip motina, nepatenkinta, pykstu, ir bendradarbių galiu žiūrėti kaip motina, iš tos kontrolierės pusės, kaip suvaldyti visą savo pasaulį. Ir dar noriu pasakyti, nors pas tave pačios dukrų nėra, yra dukra, jo. Tai va, labai svarbu yra turėti santykį gerą su dukra. Labai. Tai yra irgi moteriška energija ir mes turime tai atiduoti ir ypatingai tai matysis, kada mes pereisim į giminės kanalo užduotis. Dabar, kokios yra pagrindinės trejetuko užduotis? Ką jis turėtų daryti, padaryti šitam gyvenimui, ką labiausiai atkreipti dėmesį, kad jo pagrindinė užduotis savo asmenybėje pradėtų judėti, kad jinai sujudintų. Mes kalbam vėlgi apie vieną programą, apie vieną arkaną, nors jų yra 6. Jeigu jos kartojasi, tai jų yra mažiau. Ir reikėtų pradėti visus šitos arkanus, bet pagrindinė, per ką mes einam ir ką mes atsirėmėm, tai yra pirmoji užduotis mano gyvenime. Programa. Šiuo atveju tai yra gimimo diena. Trejetas. Trejeto pagrindinė užduotis. Privaloma pusiausvyrą emocinėme plane. Pirmoje vietoje. Tada pusiausvyrą tarp karjeros ir šeimos.
Tada pusiausvyra tarp to, kad aš namų šeimininkė ir aš moteris karys. Tada būtina būti nepriklausomai finansiškai, nes kitu atveju aš prarasiu save. Tai reiškiasi neprarasti save, nepaskęsti kitame, tai irgi yra kaip punktas. Moteriai visą laiką reikia turėti savo pinigų, trejetui. Kitaip jinai bus nuo kažko priklausoma ir negalės eiti į saviraišką, negalės būti laisva, negalės būti pilnavertė ir emocinis planas jisai vėl banguoja ir taip toliau, ir savivertės nėra, arba aš reikalauju ir einu. Tai va šiuo atveju labai būtina nepriklausyti nuo nieko, nei nuo mamos, nei nuo vyro, nei nuo darbdavio, nuo nieko. Aš tiesiog esu savimi. O kad nuo darbdavio nepriklausyt, mes pamatysime apie tai vėliau. Einam į antrą pagrindinę užduotį. Tai reiškiasi mūsų gimimo mėnuo. Tu gimėjai gegužės mėnesį. Ką tai reiškia? Tai reiškiasi, kad gegužės mėnesio gimusių žmonių užduotis giminės kanale tai yra atidirbti mamos karmą. Jūs čia atėjote tam, kad atidirbti mamos karmą. Ir tada, kai aš tau rašiau žinutę, įdomu, labai man susišaukė, kadangi aš žinau, kad tavo mama Amerikai tau buvo 15 metų, man buvo labai įdomu, kokia pas jos programa buvo giminės kanale, kodėl jinai taip anksti išėjo. Ir mes matom, kad jinai lygiai taip pat gimusi yra 5 mėnesį. Pas ją irgi yra užduotis atidirbti karmą giminės kanale su mama. Bet pirmiausia, mes turim tapti pavyzdžiais savo mamai. Ne žodžiais, ne kažkokiais tai ten, nežinau, rodymais piršto, o aš gyvenu savo gyvenimą taip, kaip man atrodo, kad aš norėčiau, kad mano mama būtų gyvenusi. Aš elgiuosi su ja taip, kaip būčiau norėjusi, kad mama su manimi elgtumės. Aš elgiuosi su savo dukra ir vaikais taip, kaip aš būčiau norėjusi, kad jinai elgtųsi su manimi. Tai va čia yra labai svarbu. Ir dar labai svarbu, kad užmėgstumėte santykius tarpusavio supratimo ir su moterimis, ar ne, šitoj labiau eina per giminės kanalą ir su moterimis per meilę, rūpestį ir tarpusavio supratimą. Ir tai rodo dar, sustiprina va šitą užduotį visą, tai yra tavo asmenybė esate šešetas. Šešetas irgi be galo kūrybinga energija yra. Oi, dabar aš tavo mamos žiūriu, pažiūrėkim pas tave, lygiai toj pačioj vietoj ir pas pačią yra šešetas, pas tave jų yra daug. Pas tave yra net misijoje šešetas. Tai yra be galo kūrybinga energija, bet visų pirma, ta kūryba išsiskleidžia šešeto tada, kada aš atkreipiu dėmesį į save ir kada pradedu vertinti save, kada suvokiu, kas yra meilė savo. Kai suvokiu, kas yra meilė savo, aš suvokiu, kas yra meilė pasauliui šiuo atveju. Ir va tas tarpusavio santykių užmezgimas per meilę, per rūpestį, per tarpusavio supratimą eina ir šešeto programa. Tai jinai pastiprina tą penketo programą. Aš laikas nuo laiko kalbėsiu, kas pastiprina pačio penketo programą. Bet tuo pačiu tai išlaisvina kūrybinį potencialą. O būtent skaičiai, trejetas, šešetas, šiuo atveju aš kalbėsiu tik apie tavo, kitų nevardinsiu, tai yra be galo kūrybiškos energijos. Tai reiškiasi, per šitą kūrybiškumą aš galiu, imkim, netgi rašyti knygas. Tai ir iš viso šešetas yra rašytojų, aš dar vakar įėjau, galvoju, reikia pasižiūrėti, nes iš mokslų žinau, kad taip yra, reiškiasi, esantis šešetai, ypatingai jeigu tai yra pagrindinėse užduotyse, tai iš viso didelė galimybė parašyti, imkim, knygą. Tai aš nuėjau į Paulo Coelho, akurat jisai gimęs 24 dieną, šešetas gaunasi visumoj, ir prašau, koks rašytojas. Taip, giminės kanale mes paskirtį jau kaip ir iškalbėjome, tai dabar einame į dvasingumą. Kokia penketuko dvasinėje plotmėje yra paskirtis? Esantis penketas viršūnėje, pagrindinėje užduoti dvasingumo sferoje, reiškia tai, kad praeitame gyvenime žmogus nesivystė kartu su laiku. Nuimkim, buvo be galo konservatyvus. Ir iš viso galėjo būti, kad giminiai buvo kokių nors kunigų, gyduolių, žinių. Va čia šiuo atveju būtent šitame trikampyje. Ir jie ėjo per gyvenimą su savo normomis, su savo taisyklėmis. Ir šiuo atveju tas konservatyvizmas gali būti, kad aš saugosiu nuo pačio pasaulio ir aš tam tikrose rėmose esu, netiduodu to pasauliui. Ir tai rodo, kad žmogus
dar penketas rodo, kad žmogus turi be galo didelę dvasinę užduotį tapti mokytoju. Kitaip tariant, jis privalo pats atskleisti žinias ir perduoti jas žmonių grupiai, pasauliui ir taip toliau. Tai ką reikia daryti penketukui dvasiniai plotmėj? Reikia nuolat mokytis. Čia yra vienas iš pagrindinių užduočių penketukui - nesustoti, tobulėti, mokytis, plėsti akiratį. Ir iš viso penketas irgi yra iš tų, kuris iš tikrųjų visą gyvenimą mokosi, 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 mokosi. Maža to, jis besimokydamas, jis neatiduoda žinių. Jis yra toks, kad, nu, dar biškį. Nu, va, ne, aš dabar jau dabar negaliu. Ne, dar biškį pasimokysiu ir jau viskas. Čia vadinasi tas savinepakankamumo sindromas, kada jam visą laiką atrodo, kad dar negana, dar negana. Ir vien tas, ir visą laiką alkanas. Jis visą laiką alkanas, visą laiką nori mokytis, jam visą laiką norisi kažkaip tai dar į save eiti. Ir reikia žinoti penketui, kad nebus galo jam to noro mokytis. Nes penketas ir yra tai, kad tas alkanumas, kad varytų jį į priekį. Maža to, aš dar norėčiau sustiprinti truputėlį penketo šiuo atveju energiją. Taip. Todėl, kad 20 arkanas, šiuo atveju jis yra pas tave minuse, irgi reiškia mokytojo energiją, irgi reiškia žinias. Bet šiuo atveju tai reiškia žinias ir energiją būtent ezoterinę. Ir dar jį sustiprinę pačios giminės kanalą. Tai reiškia, kad šiuo atveju, jeigu yra 20-ukas, jis yra minuse, tai veikia labai stipriai pačios giminės programa. Tai reiškia, užduotis tapti tokia mama, kokią norėjau matyti savo mamą, jinai sustiprinama yra. Atsakomybė yra didesnė. Todėl, kad tai reiškia, kad žmogus praėjusiame gyvenime jautė kažkokias tai nuoskaudas giminiai. Galėjo atsiskirti nuo jos, o šiame gyvenime privalo su jais taikstytis arba jis netenka kažko iš savo giminės, dėl to būna labai skaudu ir tai parodo, kad aš aname įsikūnyme nesusitvarkiau su viena iš savo programų. Šiuo atveju vien dėl to aš paklausiau, kokia tavo mamos gimimo data ir čia man susivedė galai. Taip, dabar rekomendacijos kokios, ar ne? Kaip sakiau, nuolat mokytis. Neapsiriboti vienu dalyku, todėl kad reikia stengtis matyti pasaulį vapše visoj įvairoviai, penketas tai turi galimybę būti tolerantiškiems žmonėms, gerbti jų skirtumus, gerbti įstatymus ir tradicijas, penketas dvasingume būtent apie tai, bet visą laiką prireikus tobulinti, imkim tas tradicijas ir įstatymus. Ir vėlgi tai turi eiti per savo veiksmą. Ne per žodį, ne per žinias kažkokias, kur aš išmokau, o aš savo gyvenimu parodau, kaip aš tai darau. Aš tampu tuo, apie ką kalbu. Taip, rekomendacijos kokios yra. Rekomendacijos atleisti giminiai. Visai. Čia mes nekalbam tik apie tėvą, apie motiną, nors pirmas karmos ratas tai čia yra svarbiausia, bet atleisti giminėm tetos, močiutės, seneliai, įveikti įžeidumą, kategoriškumą ir smerkimą. Ir kas be ko studijuoti ezoteriką, praktikuoti ją ir atskleisti šitą potencialą. Svarbiausios penkto dvasingumo sferos penketuko užduotis kokios yra. Pasikartokim, giminės kanale tai yra tapti mokytoju, pirmiausia savo mamai per pavyzdį. Vėlgi užmegzti santykį su dukra, su mama per rūpestį, tarpusavio supratimą ir meilę. Dvasinėme kelyje tai yra atsikratyti sustabarėjusių pažiūrų, keisti mąstymą, nes penketas buvo sustojęs savo vystymėsi, reiškia ypatingai dvasiniam vystymėsi, nuolat mokytis, tobulėti, priimti naujoves, dalytis jomis skleidžiant teisingą vertybių sistemą. Ir kaip skleisti tą vertybių sistemą, čia jau mes žiūrime iš karto į 20 arkaną, nes jis papildo būtent užduotis. Ogi per oratorinį ir dvasinį talentą, išmintį ir lankstumą. 20-ukas kalba apie tai, kad žmogus turi ne tik atsakomybės giminės kanale ir jam reikia dirbti visą gyvenimą su giminės kanalu, iš vis 20 arkaną turintys žmonės yra geri karmologai, taip kitaip sakant, kurie dirba su giminės kanalais, su karminėmis problemomis, bet
sako apie tai, kad tai yra beprotiškai gera intuicija stipri, tai yra oratorinis menas, žodis, kurį jis privalo atiduoti žmonėms. Maža to, tai yra, tai yra gydanti energija, tai yra gydančios energijos kanalas ir be galo pralaidus iš viso energijai ir informacijai esantis. Reiškia, jis gabus nuskaityti esančią informaciją energinėme lauke pas žmogų. Ir todėl jisai per žodį, per mokytojo energiją gali labai taikliai žmogui pasakyti, apie ką tai yra, paveikdamas jo psichiką, duodamas patarimą, kur ten gyvenimas gali sutvarkyti ir taip toliau. Tai va ta gydomoji energija per žodį, per 5 mokytojo arkaną kaip po mentorius, mes pradedam vykdyti savo užduotį šitam gyvenime. Bet man toks beviltiškumas kyla, ta prasme, karjeros prasme, dirbti reikėtų su moterim, dirbu su vyrais. Čia šitoj yra visiškai atstumtos energijos, aš neturiu su kuo dirbti moteriškai giminė. Viskas, aš neturiu su kuo. Yra teta, kuri yra susisukusi, yra pusseserė, kuri yra, tetos už potas. Šiuo atveju, Ta prasme, nori tau snukį duoti, o negirdėti, ką tu šneki. O ko suprantu. tu nori iš manęs, atstok. Nieko nebegaliu padaryti, ką galėjau, padariau, o dabar jau viskas. Čia mes nekalbam apie tai, kad tu turi. Aš atsiprašau, tai ir yra per minusą veikiantis mano skaičius. Jis jau yra suveikęs mano likime ir gyvenime, supranti? Ir man, ta prasme, ir kai girdžiu, nejaučiu prasmės tame, ką tu kalbi, nes jaučiu, kad aš negaliu pakeisti. Gali pakeisti. Kaip? Mums nereikia gyvo žmogaus, kad aš dirbčiau savo santykių su juo. Man nereikia gyvo žmogaus, kad aš sutvarkyčiau savo gyvenimą su šalia esančiais. Aš tiesiog pakeičiu save. Aš kalbu kitaip, aš elgiuosi kitaip, aš neemocionuoju dėl to, kad aš žiūriu ne tik į 5 energiją, žiūriu ir į 3 energiją. Mane nervina, neemocionuoju, tai, ta prasme, taip, mano yra, va tokios emocijos, bet tai yra aš. Supranti? Taip, jeigu Man tau, noris pasiųsti numerologę, ta prasme, tu man sakai, būk ne savim. Jeigu žmogui komfortiška gyventi šitose energijose, emocionuoti, uraganą, aš sakyčiau, valio, gyvenk, yra ir toks gyvenimas. Tai aš ir kalbu apie tai, kad tai yra galimybė išeiti. Aš pati savo gyvenime esu išėjusi ne iš tokių emocinių, aš buvau despotas, aš buvau piktas žmogus, agresyvus žmogus labai stipriai ir daug kas patvirtins ir iš mano šeimos, iš giminės, aš įveikiau visą tai. Nesvarbu kada, mes dabar galim pradėti tai. Aš dabar galiu tapti ta mama, kurią norėjau matyti savo giminėj. Aš dabar galiu pradėti su meile žiūrėti į tuos, kas šalia, tetas, nesvarbu dėdės, gerai, aš neturiu dukrą, kas yra šalia, bendradarbę. Jeigu man gyvenimas atėmė kažką iš artimo, čia esantis, jie tampa mano šeima. Taip, svarbiausia, kaip aš viduj save traktuoju. Ir nuo dabar aš galvoju, ką aš galiu padaryti šitą linkme ir darau. Mums nebūtina turėti gyvą žmogų šalia, dėl to, kad gyvi žmonės būna taip, kad žmonės nebendrauja su gyvais. Metų metais atrodo, kaip jie mirė. Man nereikia asmens, kurio sąmonė nepasiruošusi yra tokioms žinioms. 100 metų jo programoje užduoti gyvenime nėra to, apie ką aš čia kalbu. Ir dabar ką man daryti, jeigu aš turiu tokį giminės žmogų? Paprasčiausiai aš su savimi dirbu. Nes emocijos tai yra mano. Gyvenimas, regažas, kalbos manieros tai yra mano. Ir jeigu aš nenoriu gyventi su savo negatyvu, kurį aš turiu, kurį galbūt perėmiau, tai aš žiūriu, koks jisai yra ir ką aš su juo galiu padaryti. O kad galim padaryti 100%, man nereikia nei vieno aplinkui. Aš esu tas, su kuriuo aš turiu dirbti. Dėl to, kad nei vienas žmogus nėra atsakingas už tai, koks jisai yra ir ką jis mano gyvenime padarė. Jis yra todėl, kad, o tai jau dar kitas, reiškia, pokalbis, kodėl jisai toks yra. Bet kad įmanoma pradirbti, tai 100% įmanoma. Ir mes žiūrėkime į duotybės. Trejetukas kalba, 3 dieną gimęs žmogus, jis gali laikyti pusiausvyrą. Man tik sužinoti apie tai reikia, suprasti, nuo ko pradėti ir pradėti tai daryti. 5 atiduoti žinias ir pradėti prisimti atsakomybę kaip motinai, kaip, imkim giminės kanale, kaip motinai, kaip žmonai, kaip moteriai. Viskas, aš tokiu tiesiog tampu.
ir einu ir atiduodu ir savo žodžiu padedu kitiems žmonėms. Viskas, aš esu mokytojas. Aš pripažįstu per save einantį potencialą, kuris per žodį gali atiduoti. Žodis gali būt ne tik ištariamas, jis gali būti ir užrašytas šiuo atveju. N galimybių dirbti yra. Ir visada yra viltis, kad aš tai galiu sutvarkyti. Gerai, einam toliau. Šiuo atveju, kol prieisime prie savirealizacijos, aš dar norėčiau atkreipti dėmesį į, pirmiausia, į kertinę klaidą, kuri yra iš praeitų įsikūnijimų. Tai reiškiasi, mes įsikūnijimas iš įsikūnijimo vis savo gyvenimą kažko nesuvokiam ir nesugebam padaryti. Vis kažkokia tai pas mus esanti savybė, jinai nesugeba transformuotis. Šiuo atveju tai yra 18 arkanas. Apie ką tai kalba? 18 arkanas iš savęs reiškiasi, kad žmogus turi beprotiškai stiprią minties jėgą. Ir su šita minties jėga, kas pas mus yra aktyvu, tą ir sukuriu. Jeigu aš beprotiškai daug turiu baimių, šiuo atveju tai rodo, kad žmogus praeituose įsikūnijimuose labai stiprus buvo melagis, manipuliatorius, prisikurdavo tokių fantazijų ir iliuzijų, tiek daug melo, kad jis pats juo pradėjo tikėti. Ir sukūrė savo gyvenime labai sunkių galbūt situacijų, ligų ir taip toliau. Nes jis patikėjo tuo, kai aš tuo patikiu, aš sukuriu savo realybę. Ir aš gyvenu toj realybėj, kurią aš esu pats sau sukūręs. Bet jeigu žmogaus tokia stipri jėga mentalinė sukurti blogį, jis lygiai taip pat gali sukurti ir gėrį. Tai reiškia, tai yra baimės. Tai yra darbas su savo vidinėmis baimėmis. Ir turėti jėgos, pasistačiusi, imkim kažkokį tai tikslą, eiti link jo. Ir šiuo atveju mes vėl grįžtam, ar ne, prie trejeto. Šiuo atveju, kas sustiprina patį bangavimą, negatyviasias energijas. Ir sutvarkius trejetuko pusiausvyrą emocinę mes labai stipriai galime pradėti reikštis 18 arkanui ir kurti tuos dalykus, kurie padės ne tik tais man susitvarkyti su kažkokiamis baimėmis, bet ir kitiems. Todėl yra labai svarbu 18 arkaną turintiems žmonėms dirbti savo baimėmis ir kurti va tą harmoningą, ekologišką aplinką savo erdvėj su kitais. Ir kas tam padeda? Tai aišku, kad dvasingumas. Domėjimasis tuo, kaip kas veikia. Ir šiaip tai 18 arkanas yra vienas dvasingiausių skaičių, aš sakyčiau, programų, kaip ir devintukas, 18, 8 plus 1 tai irgi devintukas. Ir šiuo atveju abudu yra labai stipriai ezoteriniai skaičiai vien dėl to, kad tokie žmonės atėjo jau su stipria filosofija, stipriu nujautimu pačios energinės tėkmės, energetikos, kaip jinai veikia ir tai ir plius ir gydomoji dar energija. Ir šiuo atveju, kas yra patariama, tai jokiu būdu neapgaudinėti kitų žmonių jokiamis aplinkybėmis. Bet tai, tam, kad aš to nedaryčiau, man reikia išsiaiškinti savo vidinę tiesą, kokia yra tiesa manyje. Tai čia yra ta fatalinė klaida, kurią šitam įsikūnyme reikėtų įvaldyti. Toliau, einam prie pačios misijos. Kokiagi yra misija? O misija pačios yra, tai yra sielos kodas, jisai susideda iš 3 skaičių. Šiuo atveju yra 6, 12 ir 18 programa. Ir kaip mes matom, ta 18 programa, jinai ir vėl atsikartoja pačioj misijoje. Ir tai sako, kad tai yra labai svarbu, atsiprašau, išmokti kurti iš pozityvo, iš pasitikėjimo būtent kūrėjų. 6. Šešta energija, kaip sakiau, yra meilės energija. Ir tai yra iš tikrųjų gyvybinė energija. Ir čia materijoje jinai pasireiškia kaip seksualumas. Seksualumas, intimumas, bet tai, kas yra susiję su žemiška plotme. Tai ne seksas, mes kalbam ne apie seksą, bet norint išlaisvinti 6 arkaną potencialą, žinoma, kad aš galiu eiti mokytis judėti kūnu, dirbti, tos profesijos tokios kaip seksologo yra irgi labai siūlomos, bet pati gyvybinė energija, jinai sėdi pačiame kūne. Tai reiškia, mano dėmesys su kūnu, su savimi santykis, priėmimas savo žemiškojo kūno yra labai svarbu. Ir vėlgi labai svarbu suvokti, kas tai yra meilė.
kas tai yra ta tyra besąlyginė meilė. Aš nesakau, kad mums čia, aišku, kai jau įsijungia misija, misija įsijungia tada, kada mes sujudiname asmenybės programas, kada aš jau suvokiu, kaip veikia, kada aš dvasingumą giminės kanale jau suprantu, jau darau kažkokius žingsnius, einu, kada aš jau savirealizacijoje matau save, kada aš santykyje sugebu susitvarkyti ir žinau, kur link einu, kada aš jau pažabojęs, imkim savo sveikatą, esu jau sąmoningas visame tame, tada įsijungia mūsų misija. Tai nėra tai, kad žmogus kiekvienas šitam gyvenime turi ir įvykdyti savo misiją. Ne, iki misijos sąmonės mes turim užaugti iš tikrųjų. Ir šiuo atveju būna, kad žmonės užauga, jie to nežino ir pas juos čiuk staiga įsijungia tas dalykas, dėl to, kad aš suvibruoju taip. Tai reiškia, kad atėjo laikas pradirbti 6 programą. O kaip sakiau, 6 programą aktyvavęs tai yra ir kūrybiškumas. Tai va šiuo atveju reikia tapti va tuo meilės nešėju. Pirmiausia savo aplinkai, o jau tada ir pasauliu. Reiškia, aš turiu suvokti, kas yra meilė, kas yra ta žemiška meilė, kas yra atjauta ir sau, ir kitam, ir kaip tai reiškiasi būtent čia šitoje erdvėje. Tai nekalbama apie pačią dievišką meilę kažkur ten esančią ir taip toliau. Čia vis tik tais šita užduotis yra suvokti per žmogiškumo tą meilę, per žmogiško kūno harmoniją, pusiausvyrą ir taip toliau. Ir kas yra siūloma šešetui, tai susitelkti į šeimą, būti jos atrama, palaikymu, ramybės šaltiniu, tarnauti savo artimųjų interesams ir būti meilės ir stiprybės šaltiniu. Vėlgi, jeigu turite savo misijų šešetą, tai reiškia, kad jums skyrybos yra nepriimtinos jūsų misijoje ir šitam gyvenime. Skyrybos tai yra tada, kada žmonės yra susituokę oficialiai. Mes kalbam apie oficialią santuoką. Jeigu šešetas būtų tik pagrindiniai užduoti, tai sakyčiau, iki 25 metų nesiskirkit, jeigu taip įvyko, kad apsiženijot. Bet kadangi tai yra misijoje, tai šiuo atveju jūs kaip iniciatorius skyrybos neturėtumėte būti. Gyvenimo visko būna, jeigu aš kito daėjau, kad tai įvyko ne mano pačios norų, tada taip. Tada, truputėlį lengvesnė užduotis gaunasi. Šiuo atveju dar yra 12 arkanas visame tame. 12 arkanas kalba yra apie aukojimąsi. Kada aš praeituose įsikūnymuose aukojau savo pinigus, aukojau savo sveikatą, aukojau ten nežinau dar kažką tai dėl valdžios, dėl kokios nors korupcijos, dėl kažkokio tai ego savo asmeniškumo, pamindavau kitus arba pamindavau save, va tie kraštutinimai tokie. Tai šiuo atveju labai būtina yra išmokti klausyti ir girdėti. Ir tada, kada aš girdžiu žmonės, klausausi jų, aš jau suprantu ir pateisinu. Labai svarbu yra pateisinti žmonės už jų poelgius, kad aš sugebėsiu pateisinti kitą, aš sugebėsiu pateisinti save. Arba atvirkščiai, jeigu aš sugebu pateisinti save, aš sugebėsiu pateisinti ir kitą. Ir vėlgi išmokite būti stipriu, išmintingu, kantriu mokytoju. Tavo misijoje šiuo atveju 12 kalba irgi apie mokytojo programą. Svarbus vidinis balansas ir sugebėjimas aukoti savo interesus dėl aukštesnių tikslų ne iš aukos būsenos, o iš resurso būsenos, kad aš turiu. Ir va tada aš jau galiu eiti. Ir 18 arkanas. 18 arkaną mes jau plius minus aptarėm. Tai šiuo atveju dar noriu atkreipti dėmesį, kad labai svarbu, turint 18 arkaną savo misijoje, eiti dvasiniu keliu ir domėtis ezoteriniais dalykais, nesvarbu, kokie jie būtų. Tai yra labai svarbu. Dėl to, kad suvokus pačią tėkmę pačios energijos, kaip tai veikia, aš sukursiu savo gyvenime absoliučiai kitą vibraciją. Komfortą kitą žmogų. Komfortą netgi žmogaus sąmoniai. Dėl to, kad tame, iš tikrųjų, dvasinė plotmė žiniose užkoduota yra beprotiškai daug to, kas žmogui padeda gyventi, to, kas žmogui padeda atleisti sau, kitam ir taip toliau. Kada neiti į kovą, kada neiti į kažkokį tai asmeniškumą, tai va iš ten įmamos žinios labai svarbu yra tam, kad aš perduočiau aplinkai. Ir būtina vėlgi
tai, ką aš suvokiu, naudojant vat savo tą gebėjimą, suvokti, perteikti tai masėms, nes aš tai turiu atiduoti, niekaip kitaip. Na ką, ai, nu, čia dar yra, kas parašyta, irgi jums būtina savarankiškai užsiimti namų ūkiu ir mokytis namų amatų. Naudokite intuiciją ir ateities matymą visame tame. Nu, kaip 18 arkanas yra mėnulis. Tai yra tas, kuris sujungia dangų su žeme. Materialų ir dvasinį pasaulį. Ir labai normalu, kada aš užsiimu, naudoju savo intuiciją, matymą, aš visai kitaip einu į tos amatus. Aš neatitrūkdamas nuo žemiškų dalykų sujungiu tuos visus reikalus tam, kad kurčiau čia kažkokią tai kokybę, neatitrūkęs nuo viso šito. Tavo savirealizacijos viršūnėj yra septynetas. Bet šiuo atveju mes nežiūrim vieno septyneto. Mes žiūrim visas programas, kurios yra, kaip jos vibruoja ir ką jos duoda žmogui. Šiuo atveju pačios geriausios būtų specialybės, tai yra vadovai, diplomatai, artistai, nes tai yra ir kūryba pati, nes yra tokių arkanų. Meninės srities atstovai gali būti kūrybinės, bet kokios tos profesijos. Renginių organizatoriai, vedėjai, tai kas susiję su žodžiu yra, psichologai, dvasiniai mokytojai. Ir taip pat labai ryškus yra kelionių ir judėjimų motyvas. Kodėl? Dėl to, kad septynetas kalba apie patį judėjimą. Septynetas irgi kalba apie nesustojimą, tobulėjimą, mokymasis, ėjimą į priekį. Tai yra vidinė jėga ir tai yra tokia programa, kuri gali padaryti kvantinį šuolį savo sąmonėje. Bet kokią veiklą jis paėmęs, jis darys iki galo. Jis išknis iki galo tiesą, tą, kuri nori, tą, kuriam jam įdomu, tam, kad pateikti paskui visą pasauliui. Jie yra tokie kaip Sherlockai Holmesai. Ir jie šitą ne dėl savęs daro, visų pirma dėl savęs, bet paskui viskas išeina taip, kad aš galiu, o, žiūrėk, kaip man buvo, o, žiūrėk, kaip aš padariau, ir va, viską, kas išėjo. Ir tai labai gražiai reiškiasi, jungiasi su tavo kitomis programomis. Imkim su pačiu penketu, su mokytojo programa, kurią tu turi atiduoti, su 20-uku, kur yra intuicija, nuskaitimas informacijos ir galėjimas išknisti tai, ko reikia iš tavo erdvės. Va tos programos, kur yra, sako apie tai, kad pačiai reikėtų dirbti ant savęs. Tu tada turėsi energijos, tu turėsi srovės pinigų srautų įsukti, jeigu tu nuo nieko nepriklausysi. Jeigu tu sukuri savo verslą, arba tu esi vadovas, arba biznį savo darai, arba sukuri darbo vietas. Arba susikuri tokią darbo vietą, kad tu esi savo laiko šeimininkas. Tai yra viena iš pagrindinių dalykų, kas tau sujudins patį srautą, pinigų srautą. Taip, kas blokuoja ir kas pinigų srautai padeda tekėti. Aš pasakysiu santrauką, nes informacijos be galo daug. Vėlgi, pagal septynetą aš iš karto pasakysiu, paskui užduotis mes duosim, ką tau daryti pagal šitos 3 arkanus, kokius veiksmus daryti, kad prajudinti šitas programas. Tai septynetas yra apie tai, kad aš turiu judėti, aš turiu mokytis, aš turiu nesustoti. Ir jeigu tik pastrigo mano pinigų srautas, aš už paskutinių pinigų ir į kelionę. Viskas kur nors. Nesvarbu, kad ir į Palangą išvažiuoju, viskas. Su tikslu išvažiuoju, aš prajudinu energiją. Nespausti, negailėti savo dėl to, kad tai yra vežimas, kuris visą laiką judi. Aš negaliu spausti finansinę paskutinių pinigėlių, nes taip iš karto užblokuosiu pinigų srautą. Aš negaliu bijoti dėl tų pinigų, dėl to, kad yra 18 arkanas, stovi mano kertiniai klaidoj ir ne, fataliniai. Aš iš karto užblokuosiu pinigų srautą. Tai čia po to galėsi pasiskaityti jau smulkiau, kas blokuoja pinigų srautus, bet neverta tiek daug iš tikrųjų žiūrėti, kol neprajudinom tų pagrindinių. Ten santrauką aš tau duosiu. Tai šiuo atveju, kas blokuoja ir kas padeda finansiniam srautui tekėti. Kai bijome iššūkių ir dėlsime, blokuojasi pinigai, kada nesielgiu sąžiningai, blokuojami pinigai, kada aš bijau ir nepriimu pokyčių, iš karto užsiblokuoja, ir kada pernelyg kontroliuoju ir, kaip čia pasakyti, kada godus esu, kada noriu sau, irgi pinigai neteka. Ir jokių būdų negalima pačiai neatsakingai išvaistyti pinigus. Viskas, finansinės galimybės iš karto užsiveria.
Ir vėlgi, kas atidaro piniginį srautą, drąsa imtis veiksmų. Bijau, nežinau, einu į veiksmą, viso pinigai eina. Sąžiningumas, lankstus požiūris, dosnumas ir lengvumas atveria finansinius srautus bei leidžia sėkmingai augti. Ką daryti? Kaip pradirbti? Tadadadam, priėjome prie pagrindinių užduočių. Čia ne stebuklai. Vat visą laiką aš irgi kur nors, pavyzdžiui, eidavau savo gyvenime, ne? Ir galvodavau, oi, dabar duos man receptą, aš piliulę išgersiu ir viskas susitvarkysi, nereikės nei šiknos man judinti, nei nieko. Bliauški. Maža to duodavo tas piliulės. Tikrai, aš gaudavau labai daug piliulių ir seminarus ir spėk, ar aš paskui jas gerdavau. Aišku, kad aš net neišgerdavau. Aš netęsdavau to, nedarydavau. 2-3 kartus padarau ir viskas. Čia kaip mano mama. Nupirkau vitaminus, išgėrė mėnesį laiką vitaminų, šūtus niek nepadėt. Nesvarbu, kad aš visą gyvenimą Tinderį, kaip sakant, mušiau, per mėnesį man nepadėjo, viskas, čia lygiai tas pats. Tai reiškia, kad aš laikas nuo laiko turiu prisiminti, va, duosiu veiksmus, kuriuos reikia daryti, su 3 arkanais asmenybės, dvasingumo ir savirealizacijos ir žaiskim metus laiko. Nieko neatsitiks, atvirkščiai net to, kad neatsitiks, geri dalykai prajudės. Bet veiksmai yra ant tiek paprasti, kad kitą kartą žmogus gali galvoti, kad ai, čia pradirbs tas reikalas, nors pavažiuos man. Ir vėlgi, čia yra taip paprasta. Tai yra nuo mano tikėjimo, nuo mano pasistatyto tikslo, nuo paprastų gyvenime veiksmų. Ir jie netgi ne tie gali būti veiksmai, bet šiuo atveju tai yra susijęs su energijomis. Tai, ką reikia daryti, tai yra susijęs su pačiomis energijomis, kas prajudina tą. Tai jau čia žmogus, kaip sakant, ne iš piršto laužia ir tos programos jau yra šimtmečiais. Pats Pitagoras jau kada suvokė, kaip tas yra ir nuleido čia į žemę, jos yra naudotos, galvotos ir čia yra surinkta, tiesiog sutraukta, santrauka padaryta, tai ir realiai veikia. Aš galiu paliudyti, kad tai veikia, dėl to, kad aš pradirbinėjau savo 9 arkaną, savo 18 arkaną vėlgi pradirbinėjau, o 9 arkanas yra apie baimės. Ir kada eini į savo baimės, realiai jos prasidirba, juda ir finansų srautas, man pajudėjo, nes mano finansinėme sraute yra 3 devynetukai. 18 ir 2 devynetukai. Taip, tai aš esu apaugusi, kaip sakant, baimėmis. Realiai taip ir buvo. Bet kai užsimerki, eini darai ir tada jau man tai labai stipriai sujudėjo, dėl ko aš dalinuosi ir su kitais. Pas pačią. Pirmoji pagrindinė programa - asmenybės, 3 arkanas. Tai yra užsiregistruoti šokių pamokas ir sudalyvaukite pirmoje treniruotėje. Tai aš kaip žinau, mes apie tai jau buvom kažkaip užsiminusios kalbėjusios. Ar gali pasidalinti savo patirtim? Taip, jau dviejas šokių treniruotės. Ir anksčiau buvusi atstumta energija, man staiga tapo visiškai sava, aš visiškai visada bijojau, negalėjau, nemokėjau, visą laiką kreivai, o dabar nuėjus treniruotės ir priėmus tą savo atstumtą energiją, aš linksminausi. Aš realiai šypsojausi, gerai jaučiausi, man labiausiai skaudėjo, kuris raumuotais žandais. O ką tai tau davė? Man davė vis dėlto pamatymą, kad mano moteriškumas buvo uzurpuotas mano motiniškumo. Ir aš sugebėjau pamatyti savo moteriškumą ir jį iš naujo savo atrasti. Įsivaizduoju, per paprasčiausią šokio judesį, per prisivertimą ten nueiti, per tas emocijas, kurias išgyvenai, gauni kiek suvokimų. Labai ačiū. Taip, aktyviai tvarkykite savo socialinius tinklus ir kasdien prisijunkite prie jų. Aš darau ne savo asmenį. Vat aš apie ką ir norėjau pakalbėti. Mes mėgstam susikurti grupes, pasislėpti už jų, bet neiti po savo, nedeklaruoti, kad tai esu aš, atvirai nesidalinti tuo ir mes nuskriaudžiam save. Tiesiog pinigų srautas, jisai nejuda. Nes tai yra, sukelia labai daug nepatogių jausmų išgyvenimų. Rūpinkite savo išvaizdą, lankykitės grožio salonuose, spa procedūrose iš viso. Trejetukui blogai, susipyko su vyru, susipyko su vaiku, pasiėmė tašiuką ir nuėjo apsipirkti. Arba pasiėmė maudomuką ir nuėjo į spa. Atsigauna, jis kada leidžia savo trejetas, kada leidžia savo grožiui,
Ar tai būtų rūbai, ar tai būtų paprasčiausi išoriniai dalykai, labai stipriai sujuda jo energija, giluminiai, nes jos yra karalienės, jos turi leisti savimi rūpintis ir jos turi pačios savimi rūpintis. Tai yra numeris vienas. Pabandykit, pamatysit, veikia. Nu, vat irgi yra vienas iš tokių pasiūlymų dalyvauti kulinarijos meistriškumo pamokoje. Jeigu tai yra, nu, neišvystyta, kaip pas mane, pavyzdžiui, aš neturiu trejetų, man nereikės eiti dalyvauti. Nemoku aš tokių dalykų daryti ir nemėgstu. Taip? Na tai aš tai jau laikiausi to kulinarijos pamokoje, tai tiesiog užsibrėžiau tikslą daugiau gaminti šeimai. Žiūrėjau receptus, prieš gamindama galvojau. Ir aš iš tikrųjų praėjusią savaitę 3 kartus skirtingų laikų iš savo visų 3 vyrų, tai mylimojo ir sūnų, išgirdau tokį tekstą, kad mama dar taip skaniai nebuvai pagaminusi, kad mama, nu jau čia šitie ryžiai tai patys geriausi, kiek tau sekėsi, arba oi, tau čia pavyko tie vafliai taip gerai, tu įsidėmėk, kaip čia gaminai, nes reikia ir kitą kartą. Tai prajudėjo. Taip, kada tai darom sąmoningai ir žinom, dėl ko aš tai darau, nesvarbu, kad aš tai jau 30 metų darau, bet aš dabar nuo šios dienos ne 100 metų darysiu, o tikslingai, kad išjudinti savo trejetuko energiją, moteriškumo energiją, vidinės jėgos, pusiausvyros, meilės. Tai aš darau, gaminu maistą su tuo ir iš karto erdvė reaguoja ir iš karto gauname mes patvirtinimą. Ačiū, kad pasidalinai. Ir dar vienas pasiūlymas trečiajam arkanui, tai prisidėti prie ekologijos. Nu, imkim nereikalingus daiktus atiduoti kažkur tai, kam reikalinga, dalyvauti akcijose arba perdirbimui, nunešiu tai, kas man nereikalinga. Tai irgi yra toks veiksmas, kuris judina manyje va tą trečiąją programą. Gerai, einam toliau. Tai yra antra pagrindinė programa - dvasingumas. Ir čia pas mus yra 5 arkanas. O 5 arkanas, kaip mes žinome, pagrindinis dalykas yra mokytis, mokytis, mokytis ir dalintis savo žiniomis. Dauguma tik tai mokosi. Ir kai reikia atiduoti, krachas. O vat atiduodant, iš karto visiškai kitas gaunasi potencialas. Aš atiduodu tiek, o gaunu dvigubai, trigubai daugiau. Nu, toks yra karmos dėsnis, va čia pas mane ant lentos, tai karmos dėsniai surašyti. Toliau, skaitykite pažintinės knygas. Reiškiasi, tas žmogeliukas niekada turi nesustoti imti tai ne tik tais knygas kažkokias, bet ir pažintis, kurios yra naudingos, priimti kito patirtį, kuri yra galbūt naudinga, aš perleisiu per save ir atiduosiu dar kitaip. Sukurkite šeimos genealoginį medį ir knygą. Šiuo atveju tai yra būtent dvasingumo ir giminės kanalo užduotyse 5 arkanas. Ir šiuo atveju labai padėtų prajudinti tą programą paprasčiausias genealoginis medis. Vat sakei, ar ne, nebeturiu kaip sutvarkyti šito dalyko, mirė, tas jau ten nebebendraujam ir taip toliau. Tai va būtų labai geras dalykas. Surinkti nuotraukas ir padaryti kažkokį tai arba knygą, arba medį. Ir taip daryčiau kaip atiduoti duoklę giminės kanalui. Ir tai kas yra? Tai yra žinios, tai yra informacija. Kaip aš tai padarysiu ir aš galėsiu perduoti ateities kartoms. Viskas, aš savo programą išjudinau. Paprastas būdas, bet labai reikalingas. Ir dar vienas galimybės, tas, kas turi šitą galimybę, kreipkitės į mamą patarimo ir nustokite ją mokyti gyventi. Nes kaip dažniausiai būna, jeigu minusai eina šitas 5-tukas, tai moteris, vyrai, nesvarbu, kas jį turėtų, tai labai dažnai moko mamą gyventi. Santykiai tokie yra, kur matyt kažkoks tai nesusikalbėjimas, atitolimas ar dar kažkoks tai įsiskaudinimas galbūt. Tai čia būtų dvasingumo antra programa. Ir mes pereinam prie trečios pagrindinės programos, tai yra savirealizacija ir finansai. Ir čia mes matom 7 arkaną ir dirbsim pagal 7 arkaną. Prisiminkim, kad 7 arkanas tai yra vežimas. Jis visą laiką bėga, jis visą laiką važiuoja. Ir jisai per tą bėgimą ir važiavimą labai stipriai išsiblaško. 7-tukas labiausiai tokia programa, kuri žmogus neturi disciplinos. Jisai bėga, važiuoja, daro, jam čia ir atrodo ribų nėra, nieko jam nereikia. Aš pati 7-3 turiu savo asmenybės programėlę, žinau, ką tai reiškia. Bet aš labai anksti supratau, kas mane suvaldo. Tai šiuo atveju, kas yra siūloma jam, sudaryti savaitės planą. Ir laikytis to plano sudarius.
Tai labai padeda sukaupti pačią energiją, nepamiršti, ko aš noriu ir eiti kryptingai į priekį. Ir jeigu ne tai, aš vargu ar būčiau savo gyvenime va to pasiekus, ką aš dabar turiu. Kitas dalykas, išsikelti tikslą ir kryptingai jo siekti. Va čia yra mano arkliukas. Vėlgi aš savo 7 programą praeidinėju 3 kartą, kadangi aš gimusi 25 dieną. Pirmą kartą aš buvau gimus 7 dieną, nepraėjau savo programos, kitą kartą gimiau 16 dieną, nepraėjau savo programos, tai dabar man duotas trečias šansas 25 dieną. Ir aš jau tuos dalykus jau darau nuo paauglystės, nes aš supratau, kad matyt yra patirtis iš praeities nuskaitimas informacijos, kad tai padeda. Tai vat, išsikelti tikslą ir kryptingai jo siekti. Ir netgi mano, imkim, naujas projektas pavadinimu Tikslo link. Aš atidirbinėju savo arkaną ir padedu kitiems dar jį atidirbinėti. Taip, kitas dalykas, kas yra siūloma, užsiimti sportu ir gali būti, kad dar būtų gerai, kad įtraukti ir kitus. Sportas jis disciplinuoja ir jisai sujungia mane su kūnu. Kad septynetukas sportuodamas jisai įsižemina. Nes kitaip jis gali išnešti, kaip sakiau, yra vienintelis skaičius, kuris gali padaryti savo sąmonėj kvantinį šuolį. Tai šiuo atveju tam, kad nepadarytų to kvantinio šuolio be savo kūno, neišskristų, neišprotėtų, labai svarbu yra įsižeminti savo kūnu, užsiimti sportu, o jeigu dar su kažkuo kitkuo, aš gaunu daugiau energijos. Susitelkti į naudą kitiems žmonėms, nes jo vidinė jėga, jo vežimas bėgantis į priekį, jis gali pavežti daug žmonių iš tikrųjų. Ir liautis taupyti kelionėms. Aplankyti stiprybės vietą. Nu, čia aš turbūt visų svajonė yra ir iš kieno savirealizacijos 7 jūs gaunate leidimą leisti paskutinius pinigus kelioniai. Taip, kad čiumpam, pasiskaičiuojam piniginiai, kas yra ir varom. Nesvarbu, ir kretinga. Nu, jeigu jūs iš kretingos varykite į Klaipėdą, čia nesvarbu, kur jūs esat. Bet išjudėti, tai nereiškia, kiti vat nekeliauja vien dėl to, kad ne, aš neturiu pinigų Turkijai, ten Graikijai, neturiu pinigų. Ne apie tai kalbam. Mes kalbam apie kelionę. Iš čia prie jūros nukeliauju. Tai jau kaip aš traktuoju savo viduj, yra kelionė ar ne. Į kitą miestą nuvažiuot, kuris yra už 20 kilometrų, tai jau yra kelionė, bet aš išjudu iš savo namų ir prajudinu savo finansinę energiją. Nes tai yra savirealizacijos šita programa. Būtent savirealizacijai. Tai vat, taip labai trumpai šiandien man gavosi. Iš tikrųjų, labai trumpai taip ir nepadarysim, dėl to, kad mums reikia aiškumo. Ir sujudinus, bet jeigu mes perklausytumėm, pirmą kartą išgirdus tą informaciją, be galo iš tikrųjų yra, jos atrodo daug. Bet jeigu aš klausysiu 1, 2, 3 kartą, aš suprasiu, kad viskas apie tą patį. Ir staiga susitraukia visą tai iki paprasčiausių 20 minučių. Tik mes daug kalbam apie tai, kodėl, kaip ir kur. Tai vat tos informacijos tik dėl to daug. Dar jos daug dėl to atrodo, kad jinai yra nauja. Galbūt kitaip ją girdim. Ir gali žiaulys imti, va, kaip mano draugė ėmė. Gali dėmesys trukinėti. Aš žinoma, kad aš norėčiau trumpai ir aiškiai padaryti, bet tada mes turim susitikti jau kokį 4 kartą. Tada aš labai trumpai ir aiškiai jums pasakysiu, nes jūs jau žinosit, kame reikalas yra. Taip kad tai labai veikia. Aš tame atradau labai daug galimybių, labai daug aiškumo ir krypties, tokios kryptingos ir aiškios, kaip man, kad aš darydama paprasčiausius veiksmus savo gyvenime, aš atidirbinėju savo programą. Ir to reikia ne kažkam, vat ne mano draugiai, ne mano vyrui, nežinau, tai reikia man. Jeigu mano užduotis, kaip mano asmeniška užduotis yra atiduoti savo žinias per žodį, eiti į socialinius tinklus, mano yra 20 arkanas šitam savirealizacijoje, aš privalau eiti. Ir tos baimės, 9 tai mano 3, kurie sako, ką man reikia, wow, kiek čia tokių žinančių yra, kur tu ten tavo balsas šuns net negirdės nieks jo. Tai šiuo atveju reikia man. Socialiniai tinklai ir erdvė yra laisvas pasirinkimas, nieks nieko nepririšo prie kėdės ir tu bežiūrėsi. Ta brazienė kalba, dabar žiūrėsiu, ką jinai kalba. Aš galiu praskrolint visą šį reikalą, bet aš savo programą išpildau.
Ir aš darydama savo programą atrandu vis daugiau, daugiau ir daugiau. Ir suprantu, kad ir tam, ir trečiam, ir ketvirtam to, ką aš duodu, pasirodo reikia, nes mes vibruojam ant to pačio, mes augam vienodai, mes einam vienodai. Taip kad labai linkėčiau kiekvienam sužinoti, kokia yra mano pagrindinė užduotis, pagrindinė, aš jau nekalbu apie visas kitas, pradėti reikia visas, bet pradėti nuo kažko tai reikia. Ir kokius paprastus veiksmus daryti, kad aš save išjudinčiau. O tada išsijudina pasitikėjimas savimi, kaifas gyvent, lengvumas gyvent, kai supranti, sureikšminimo nebuvimas, kai išgyveni sunkius dalykus, kai suvoki, kokį čia šūdą primaliai iš tikrųjų savo gyvenime. Bet darydamas mažus žingsniukus mes galime nueiti beprotiškai didelę laisvę. O aš visiems ir linkėčiau.